Jei pasivaikščiosite po Vroclavo turgaus aikštę, būtinai aplankykite vieną įdomiausių miesto apžvalgos taškų atgailautojų tiltą, dar vadinamą Raganų tiltu. Atgailaujančiųjų tiltas jungia du Ešvei, Petro katedros bokštus netoli turgaus aikštės, su šia vieta siejamos kelios legendos. Šios vietos pavadinimas kilęs iš pasakojimų apie ant tilto įkalintas merginas Teklą ir Margaritką, kurias motinos ten uždarė dėl prabangaus gyvenimo būdo. Atgailaudamas už savo elgesį merginos turėjo be galo šluoti lieptelį. Kitos motinos kaip perspėjimą atvesdavo savo dukras į bažnyčią, kad jos girdėtų kalinių dejones ir verksmus. Taip mokomasi iš svetimų klaidų. Jūratė nekantriai lipo į viršų, nes žinojo, kad ten jos laukia raganos. Svarbiausia yra gera motyvacija. Lipom ir užlipom. Vida nykštukas čia. Dirba kiekvieną dieną ištisus metus, žiemos sezonų nuo 10 iki 6, vasaros sezonų nuo 10 iki 8. Bilietai įprastiniai 3,5 euro. Su nuolaida 2,5 vaikams ir vyresniems asmenims į tiltą galima patekti tik laiptais, lifto nėra. Kaip toli? Čia gražu irgi. Atgailaujančiųjų tiltas dar vadinamas Raganų tiltu. Iš kur kilo šis vardas? Na, tais laikais, kai buvo medžiojamos raganos, perėjimas siaurų tiltų buvo savotiškas išbandymas. Kai juodąją magiją įtariamajai pavyko nueiti nuo vieno lieptelio galo iki kito, buvo spėjama, kad jai padėjo piktosios jėgos ir žmogus buvo sudeginamas ant laužo. Tačiau kai ji negalėjo prasibrauti ir nukrito. Tada, problema išsisprendė savaime. Atgailaujančiųjų tiltas yra 45 metrų aukštyje, iki jo veda 247 laipteliai. Va, čia